vasario 3. Pirmasis mirties taškas. Pažiūrėsime, ar jisai bus įveiktas. Jeigu jis bus įveiktas, tai ir kiti taškai bus įveikti. Nu tai ką, pabandysime protingą žodį, kokį gal pasakyti. Nes vis tiek jau toksai paskutinis taškas, iš kur išvykstame. Bet mes dar neišvykome, o dabar tik išvykstame. Tai va dabar jau paskutinį. Nešame fotelį į mašiną, kad būtų kur atsisėsti, nes automobilis yra krovininis, pritaikytas vežti kroviniam, o ne žmonėm. Čia krovinėlis neblogas. Policijai džiaugsmo. Išlaikom Lietuvos policiją, remiam visapusiškai, baudom. Banditai! Gerai, ta linksma gaida ir keliaujame į autobusiuką. Nu gerai, ne. Gerą daikto nesuparduoliu. Jūs nešit kada nors ar nenešit daiktą? Nes ten daiktą. Nes loteris nebūtų. Nu ką, važiuojame Kauno? 2012 metų, vasario mėnuo, 3 diena, 19 valandų 25 minutės mes išvažiuojame iš Panevėžio, berods ženklų, nematau. Puikus penktadienio vakaras. Ait, mes jau iš Panevėžio išvažiavom. Už automobilio lango 20 šalčio. Jau dūliam smirda. Labas vakaras Kaunas. Ir visi kartu. Labas vakaras Kaunas. Artūrai, mūsų smildamas, jeigu ne taip pagrosi, nesustoja. Čia man su? Taip. Kertam Laisvės alėją. Nu, apžiūrim Laisvės alėją. Važiuok myšinė, begali. O, kaip gražu. Labas vakaras, linkėjimai iš Kauno, ką tik atvykome, truputį sušalę, bet viskas bus gerai. Einam vidun. Keliaujam į Underground pubą. Einu myšinė, Labas vakaras, pasisveikiname. Labas vakaras, bėga liulis. Kaip nuotaikos gerbiamų G-solidų? Nežinau, aš neturiu nuotaikos kol kas šnekėti, nes labai šaltai. Prie tokios temperatūros išeini... Pakeitėte šukuoseną? Nepakeičiau, išeini ir ūsai šala. Labas, labas, kaip gyveni? Pas mus atvažiavo iš Panevėžio forto lyderis Aulius. Prašome. Kaip galima atsispirti šitiem visiem laukam, aš neįsivaizduoju. Einam gal mes parūkyti. Kaip galima tokiai? Kaip su barzda. Siauginam. Sakirbo, aš siauginau. Išsigandau buvo. Labai greitai. Gaudžiau disko bolą ir įsipjau pirštą ir čia baršiai. Belenkai, varo ir nežinau, kas dabar bus. Tai tik jeigu nebebėgs baršiai, tai grosim. Karatus kombinzonai, hebra. Gerai man viskas.
kas geria alų. Ačiū jums, ačiū kas fotografuoja. Ačiū kas šiaip sėdi. Ačiū kas šiaip sėdi. Prašom. Važiuojam toliau. Šitą teranimą pakeisti į savo sukurtą gyvenimą. Gyvenimą pakeisti į savo sukurtą gyvenimą. Gyvenimą pakeisti į savo sukurtą gyvenimą. Pakeisti į savo sukurtą gyvenimą. Ačiū tiek. Ačiū. Baigėsi koncertas, labai muzika garsiai groja. O dabar mes į sceną. Gerai? Gerai.
Eriko nėra susirinkę į G-Solid ir 13 Forto alijansą niekas nenorėjo mirti. Tada mikrafas vis dar. Basistas groja su Julium Dosinu. Koncertas geras, Artūras irgi geras. Nu, hebra, kaip? Po 4 dienų repeticijų su pavaduojančiu būgnininku Artūru Steponavičiu, manyčiau, kad puiku. Pirmas blynas. Mes beveik visi nemiegoję, buvome pavargę ir, ta prasme, ką padarėme, manau, tai ganėtinai gerai. Rytoj tikiuosi bus geriau. Žmonės tokie. Ką? Žmonės. Laukia minus 30, žmonės sušalę, nejudrus, mes irgi judrus nesušalę. Tai ką, norėčiau padėkoti po pirmo koncerto visiems kolegom. Dar vieno nematau, operatoriai ir po biškį nusiteikti rydienai vasario 4 Vilnius, klubas Metro. Grupės G-Solid, 13 Fortas ir Mandragora. Mes esame underground pube. Buvo žmonių mažai, kodėl? Šalta. Dar kodėl? Kaip šiaip idėja, niekas nenorėjo mirti va šito turo, kurį daro 2 grupės? Jėga. Daugiau tokių. Ir dar daugiau. Nu, o atsiranda? Bent jau pas tave, pavyzdžiui, bare. Kažkas tokio. Nu, vat kas irgi daro kažkokį turą, arba dar kokios grupės, kas važiuoja per miestus. Atsiranda pas mus nemažai, bet daugiau užsieniečiai atsiranda. Realiai Baltarusiai daugiausiai atsiranda. Paskui po jų sekantis eina, kas turus daro, estai, o po jų tik tai lietuviai. Tai žodžiu pakankamai, ta prasme, lietuvių kitų grupių, kurios čia taip važinėtų per miestus ir va šitam bare dar grotų irgi tarp keliai, tai nelabai daug, ne? Nu, lietuvių grupių iš kitų miestų, kurios čia grotų, tai yra nemažai, bet tokios, kurios turus daro, tai yra ne kažką. Turite klausimą? Dėdė. Nu, vėl aš kaip per muzikinę Rusiją laidą visą laiką jaunimui, ką nors jaunimui, grojančiam, muzikuojančiam. Jaunimui, grojančiam, muzikuojančiam. Bet kiek teko jaunimo priimti šį čia, nu, ta prasme, grojančio, muzikuojančio, tai siūlyčiau, nu, čia jeigu taip, tai, nu, jeigu ten nesigauna iš pirmo karto, tai bandyti toliau, o ir šiaip, nu, ta prasme, reikia dirbti, kad būtų kažkas, nes, nu, be darbo tai nieko nebus. Buvo grupė jaunuolių 19-mečių, kurie ir Anglijoje rašė ir CD Awakening Sun. Ir tikrai, nu, žiauriai gerai sugroja šį čia ir aš jiem ir tuo labiau visiems likusiems, kurie, nu, tiesiog tokie, čia, ar ten finansai riboja, ar dar kažkas, nu, darbas yra darbas. Pats muzikalkiai mokiausi, pats žinau, kas tai reiškia. Kaip šiaip Kaune grupių yra jaunų, nemiręs miestas? Nemiręs Kaune miestas, bet, nu, ta prasme, grupių yra, tikrai jų yra, bet jas, nu, ta prasme, iš tų, kurias mes kviečiam, ar ten prašom, ar siūlom, ar kažką, kad, nu, žodžiu, pas mus grotų, yra labai labai sudėtinga. Plius visi tokie, kurie Kaune, tai jie kažkaip, nu, nežinau, ar kaip vien tik Kaune, ar ten kažkur, ar čia tik iš mano, nu, ta prasme, iš mano pusės, nes aš ten derinu tos koncertus, nu, kol kas, ar ten
nu jie, tavrasme, užsiprašo, pavyzdžiui, daugiau nei kokie, nu, senbuviai ar ten žinomi. Tai, nu, vėlgi, tokį gyvenime negirdėtą kažkokį bendą, kuris ten prieš mėnesį susikūręs kviesti, kuris prašo finansiškai daugiau negu ten, nu, Ksesai iš Kauno, ten Kengai, va tokios grupės, nu, absurdas. O kas jaunimui pasidarė, nes, prasme, mes patys Panevėžyje organizuojam koncertus. Nu, tai vis tiek tas. Aš nežinau, realiai virš mūsų bare, nu, virš mūsų kaip baras eina pastatas, taip, virš mūsų repetuoja Rokava grupė. Aš su jais bandžiau pakalbėti, kai jie, nu, vaikšto į mašiną. Nu, susinešti aparatūrą, ten, žodžiu, jie nuomas šičia patalpas. Gal čia, nu, taip. Nu, tai jeigu ten pažadat tiek ir tiek žmonių, jeigu ten duosit tiek ir tiek pinigų, jeigu dar duosit tiek ir tiek sąskaitos, nu, tai gal ir pagrosim. Fakt, nu, ten anomalį tiek neprašė visokių tokių dalykų, nu, tai... Nuo ko tai priklauso, nes ta prasme? Nežinau, jie gal galvoja didesnės žvaigždės negu visi kiti. Labas. Nu, tai sveiki. Kaip ir stovai iš nosies dūmėmis. Dar vienas žmogutis iš klubo Underground Pub, gal ką nors apie vasario 16. Kaip tau atrodo šitas turas? Turas gerai, tik tai, kad jūsų to turų net nelabai kažkas priima, pavyzdžiui, kaip pastebėjau. Nu, tausme, Vilnius, pavyzdžiui, kažkaip atsisakė pavadinimo šitą. Ja, Vilnius, tai jo, mes... Kažkodėl, nu, keista buvo. Šiaip, kad nežinau, gerai, turas yra gerai. Pasaulinis turas po Lietuvą. Neįdomu, visi važiuoja po pasaulį, reikia pravažiuoti per Lietuvą. Kas ten jau? Kaip koncertas šis? Būtų nereikėtų dirbti, būtų labai gerai, bet kadangi taip reikia gerai, bet būtų geriau, jeigu nereikėtų. Nu, čia savaime suprantu, bet šiaip jeigu tarp akių, tarp biškių, tarp pertraukėlių darbo vis tiek kažką matėjai, kažką girdėjai? Viską mačiau, viską girdėjau, labai... Viskas yra labai gerai, tik tai man keista, kad Fortas groja kažkaip pirmėlį. Nu, čia jų pačių tikriausiai pasirinkimas, bet... Taip, nes kolegos, mes jau apšnekėjom jaunas grupės. Bet jūs labai draugiškai sutarėt su visom tom jaunom grupėm, realiai. Pavyzdžiui, su šitais, kurie dabar gros, čia nėra gatvė šitą. Nu, jie paprašė, kad jie nenori pirmie groti. Jo, jie nori groti tada, kai nebūna žmonių, kai visi išvažiuoja su paskutiniais autobusai, žinai. Nes, nu, tu šiai salėj groti smagu iš tikrųjų. Man irgi savo pačiam. Ne, čia gal jaunų grupė, ta prasme, dar... Kai jauna grupė būna, jie galvoja, ta prasme, paskutiniai groja vakarų vinės. Jo, headlineriai tie, kažkaip buvo atvirkščiai iš tikrųjų. Ne, šiaip kontas labai geras, labai patiko. Tik tai va, tą jūsų pagrindinį gabalą, kurį net čia nusiribinau iš YouTube'o, prarūkiau čia šūdus iš tikrųjų. Tai, ta prasme, normalu, aš irgi daug prarūkiau. Būtent, nu, bet ką padarysi. Ne, šiaip smagu iš tikrųjų, kad atvažiuojat pas mus čia. Vietos tas nėra čia pas mus taip labai daug, žinai. Šalta, plius dar tų žmonių nėra per labai daug, bet sukamės kaip tarė.